Labą dieną, mėlyjeji. Tikiuosi, mane gerai matot ir girdit, sveikinuosi vėl, kaip ir žadėjau. Apžvalgoje keliausim į šitą gražų blokuotą namą, kotedžą, kitaip tariant, pasižvalgyti, bet prieš tai labai noriu pasidžiaugti. Kas sekate galbūt mūsų darbus labiau, tai jau matėt darbų rezultatais, nes labai iš tiesų smagi diena, trečia diena iš eilės, trečias pardavimas. Fantastinis jausmas iš tiesų pagelbėti savo klientams, surasti pirkėjus ir svarbiausia, kad surasti juos pakankamai greitai. Neužgaištant super ilgai, kai kurie sandoriai įvyko staiga ir netikėtai, kai kurie sandoriai sutarimas įvyko tikrai pačiu laiku ir vietoje, tai tikrai yra fantastika. Tai kas ieškote iš tiesų nuoširdžiai dirbančių brokerių ir yra reikalinga pagalba parduoti nekilnojamą turtą, šiaip visoje Lietuvoje galime pagelbėti, bet dirbame daugiau Prienai, Kaunas, Alytus ir aplinkui Marijampolė gali būti ar ne, kur galim tiesiog fiziškai daugiau pasiekti ir greičiau reaguoti. Tai tikrai kreipkitės, nes mūsų paslaptis ir yra, mes tiesiog dirbame. Nelaukiame kažkokio stebuklo. O dabar, kaip jau sakiau, esame prie kotedžo labai gražaus. Įkviesiu jūs pasižvalgyti, kažkas matau prisijungia, tai parašykite, ar matosi ir girdisi, gal aš čia vieną postringaujuosi su savim. Plakatas. Šiandien aš irgi tokia raudona. Šventė pas mus, tikrai šventė, tiek daug pardavimų, tai bus šventė, švęsim su šeima. O dabar tada keliaujam prie objekto. Tai čia yra 22 metų statybos, kotedžas, per daug aukštus, labai stilingas, labai jaukus, labai šviesus. Manau, šeimai yra labai pats tas variantas. Trys kambariai yra viršuje, apačioje graži erdvė, pasivaikščiosim, pamatysit. Dabar galbūt dar šiek tiek parodysiu jums aplinką. Kur yra? Pažiūrėk, čia yra iš tiesų Kauno gatvė, pagrindinė einanti nuo Kauno, visiškai netoli, bet jau yra iš tiesų atokiau. Tai nesigirdi taip stipriai, nei triukšmas, bet labai geras susisiekimas, o čia toliau. Pasižiūrėkit, ten eina keliukas į miškelį, ramybė, paukštukai, taip kad jums šiandien niekas netrukdys ir turėsite tikrai gražų vaizdą pro kai kuriuos langus, labai gražiai atsiveria tasai miškelis. Tai strategiškai labai geroj vietoj. Ką dar noriu pasakyti? Tikrai geroj vietoj, nes viskas, ko reikia, yra pasiekiama praktiškai pėsčiomis. Tai yra mažesnių miestelių didžiulis privalumas, kad mokykla, darželiai, meno mokykla, sporto ir laisvalaikio centras didžiulis su baseinais, taip pat prekybos centrai, vaistinės yra pasiekiama tiesiog keliolikos minučių. Klausimas yra pėsčiomis, jeigu mes kalbame automobiliu, čia per kelias minutės viską galit labai pasiekti, be kamščių ir taip toliau. Tai yra tikrai labai geras variantas, ypatingai kas su vaikais. Asmeninė patirtim pasidalinsiu, mes gyvename Kaune, turime 3 mažus vaikus. Ir kiek daug laiko iš tiesų atima vežiojimas, darželiai, būreliai, mokyklos ir visa kita. Tai gyventi tokiame mieste, kur vaikas gali iš tiesų jau nuo praktiškai pradinių klasių tapti vis labiau savarankiškesnis, yra fantastika. Tai sutaupo labai daug laiko, energijos, kuro galų gale. Tai o dabar tada keliaujam pasižiūrėti. Sveiki, Morta, smagu, kad prisijungėt, galit parašyti kažką gražaus apie šitą objektą, aš tikiu, kad tikrai žinot šį bei tą. O dabar keliaujam pasižiūrėti. Tai kaip matot, dujinis šildymas yra dujos. Čia kaiminystėje yra dar 2 butai, o jūs jau galėsite savo namuose džiaugtis kaip karaliai per daug aukštus. Tai dabar parodau kiemą, tai yra trinkelėmis išklotas kiemas, taip ir rodau, kuri dalis jums daugiau mažiau priklauso. Čia kaimynai, o čia jūs.
Tikrai pilnai telpa 2 automobiliai, taip jau komfortiškai, meiliau pastačius tikrai tilps ir 3, jeigu reikės kažką į svečius priimti. Ir čia, jeigu norit, iš tiesų, manau, be problemų galite ir atsitverti, jeigu norit visiškai atitverto kiemelio, aš gal pirmiausia ir pasižvalgysime po teritoriją. Man asmeniškai labai gražiai yra apdaila, atrodo labai stilingai ir šiuolaikiškai ir tikrai gražiai, ar ne? Jei turit klausimų kažkas, kas žiūri, tikrai prašau, rašykite, aš matysiu komentarus. Tai va, o čia toliau einame, tai yra pievelė, kuri priklausys jums ir viso šitam kotedžui priklauso truputį daugiau nei 3 arai žemės. Čia yra langai, dideli langai, kad viską gerai matytumėt ir čia yra kiemelis. Vat, toks šermukšnis čia ko gero auga šalia ir va taip galim šiek tiek pasidairyti. O, žinot ką, tvora jau atsirado, geras, net nepastebėjau iš pradžių, nes dar kaimynai buvo neužtvėrę, o dabar jau žiūrėkit, kaip gražiai, jau jums nebereikės tverti šitos pusės. Didelis privalumas. Jau yra atitverta nuo kaimynų, visiškai privatu, ar ne? Ir čia yra terasėlė, kur galėsite tikrai labai smagiai leisti laiką su šeimyna, su draugais. Yra paruošti štai tokie kuoliukai, kur galėsite tiesiog pasidaryti stogelį, jeigu matysite poreikį, ar ne? Nu va. Smagu. Žinot, kas yra dabar, nežinau, kaip jums čia ar matosi, bet va tas medelis visai smagiai čia dabar daro tokį pavėsį, kad labai kaitros nebūtų. Gerai. Tai va, daugmaž ribos tikrai yra aiškios, tvora iš vienos pusės, graži tvora priderinta prie viso bendro stiliaus, super, o čia jau jeigu norėsit, užsisodinsit ar užsitversit taip, kaip jums tinka ir patinka. Ne va. Sveiki Valdai, smagu, kad prisijungėt. Kviečiu pasidalinti iš tiesų transliaciją, kad žmonės kuo daugiau pamatytų ir galbūt pamatytų savo būsimus namus. Taigi, durys, kviečiu užeiti, šiandien žiūrim virtualiai. Pamiršau paminėti, šeštadienį kviesime atvykti į vidų, išgersime skanios kavos ir galėsit pasimatuoti šios puikiuosius namus. Tai va, atkeliaujame. Sveiki atvykę. Taigi, realiai gyventi čia jau pilnai galima šitame kotedže, yra keli dalykai, kuriuos pasibaigsit, nu va, matot, plintusai, tradiciškai galbūt trūksta, ar ne, bet iš esmės jau va, duris susidėti dar kai kur reikia, bet šiaip pilnai galima gyventi. Čia turime patalpą, iškart iš dešinės, tai yra jūsų skalbykla, katilinė, štai čia katilas va toks yra, kam yra aktualu techniniai niuansai ir dalykai. Jei turit klausimų, užduokit, aš bandysiu atsakyti. Toliau. Čia yra erdvė, manyčiau, tai puikia erdvė ir tam ir daryta sieninė spinta turėtų atsirasti. Nu, čia kviečiu jūs į 1 aukšto sanmazgą. Man asmeniškai labai, atsiprašau, patinka čia tokie dizaino sprendimai, taip pavadinsiu. Iš ties žmonės darėsi savo ir tikrai negailėjo ir tie vonios kambariai yra įrengti tikrai labai kokybiškai ir labai skoningai. Tai čia jūs turite kriauklė, gražus tualetas ir dušas. Galite naudoti svečiam. Labai patogu, kas turite augintinių ir galbūt šiuo periodu nelabai, bet ruduo žiema, kada grįžta šuo su savo gražiom kojom, labai patogu 1 aukšte turėti dušą. Toliau, čia turim sandėliuką. Man patinka, kad čia visos erdvės yra tikrai labai gerai išnaudotos. Nėra tokių bereikalingų kampų, o viskas išnaudota praktiškai. Ir ką, keliaujam į virtuvę. Graži, stilinga, matinė. Jūsų virtuvė laukia su visa buitinė technika. Ar ne? Staliukas. Kas dar yra smagu, kad visi langai, šitie didieji, o čia yra į vieną pusę, pro visus galima išeiti. Tai pabėgimų daug turėsite vietos.
Toliau svetainė zona. Tai pirmas aukštas taip ir susideda. Svetainė, ar ne, sujungta su virtuve. Gražus minkštas kampas, aš jau anąsyk esu išbandžiusi. Televizorių galėsit pasikabinti, na ir įsikurti taip, kaip jums patinka. Tai čia realiai, žinot ką, uždegsime, parodysiu apšvietimą, labai gražus. Va, apšvietimas, šį kartą tikiuosi nepamiršim, nes žinokit, per apžiūras būna kartais, pamiršom šviesą vieną kartą. Tai labai atsiprašom, ne iš pikto. Tai va, gražiai atrodo, ar ne? Gerai, iš karto užgesinu ir keliaujam pasižiūrėti į antrą aukštą. Va, čia toks koridoriukas, čia jūs turit vėlgi gražų didelį langą, kur jūs matysit visą savo kiemelį. Na va, laiptinė yra irgi uždara, be jokių galimybių iškristi. Tai, bet dar vienas dalykas, kur jums reikės pasibaigti jau pagal savo norus. Na va, ir ką mes čia turim? Čia užlipę mes turim didelę tokį kaip holą ir iš tiesų aš asmeniškai, ir visur dideli langai dar parodysiu, bet per čia labai jau gražiai atsiveria miškelis, ramybė, ramus kaimynai, kiek čia esam buvę, tikrai yra labai ramu. Ir kiekvieni iš tiesų žmonės čia tie vis mato kažką kitą. Kažkas čia stato kėdę grožėtis, aš galvočiau, čia daryčiau biblioteką ir irgi dėčiau krėslą skaityti, kiti čia mato didžiulį savo akvariumą ir taip toliau, tai čia galėsite įsigyvendinti savo svajonės ir savo tokį kampelį jaukų susikurti. Na, o čia į dešinę keliaujame, yra miegamasis. Irgi viskas realiai kaip ir paruošta gyvenimui, trūksta tik lovos ir plentusų. O čia visų moterų merginų svajonė drabužinė, tai turite erdvę didelę įsirengti atskirai drabužiniai. Tai irgi labai didelis privalumas. Ir aš nežinau, ar jūs tai pastebit, bet visur yra labai taip šviesu. Jauko, dabar noriu pakviesti laukit. Ne tą. Į antrojo aukšto vonę. Pažiūrėkit, tikrai labai gražiai, labai skoningai vonė, labai gražios plytelės. Va, ir aš tikrai nepagailėta šitam. Toliau turim va čia tokį triuką. Paspaudu pirštu ir palaukit, čia matos pukšt. Čia mums merginoms aktualu, patogu darytis makiažą. Taigi, čia turit vonę, pirmam aukšte turit dušą, dar vienas tualetas, gražuolė kriauklė ir ką turim dar? Turim dar 2 kambarius šitoje pusėje. Jie tikrai yra pakankamai erdvūs, tai gali būti jūsų vaikų kambariai, tai gali būti jūsų svečių kambariai, gali būti jūsų darbo kambarys. Na ir čia va atsiveria miesto panorama. Matote miestą, matosi miškelio kampas. Ir labai šviesu, labai jaukus toks, tie dideli langai labai duoda daug jaukumo ir šviesos. Va, kitas kambarys, jie praktiškai analogiški. Galim praseiti, gal kiek vaizdas iš kito kampo daugiau, bet labai panašu. Va. Ne? Ir va čia iš tiesų pro langą galim atsidaryti, pasižiūrėti iš viršaus, labai gerai matysis jūsų ribos. Va. Toks kiemelis optimalus, kas nenori per daug vargti su priežiūra sodo savo ar ne, žolės pjovimu, o tiesiog turėti tokį nedidelį savo ramybės kampelį, čia galėsit apsisodinti, galbūt kažką, galbūt baseiną pasistatysit, na, ką jau sugalvosite, galbūt tiesiog čia terasėliai sau smagiai leisit laiką. Taip. Tai va, tai toks gražus jaukuolis, va, žiūrėkit visur, saulė kaip gražiai sveikinasi. Laukia jūsų. Tai va, iš techninių tokių dalykų, komunikacijos visos miesto,
Šildymas dujinis, statyba 22 metų, pilnai priduotas, jau jokių ten procesų dėl pridavimų ir taip toliau nėra. Galit keltis gyventi ir užsibaigti čia tos baigiamuosius kelis dalykėlius. Kas dar? Kvadratūra visa bendra yra per abu aukštus 116 kvadratų. Labai, sakau, protingai, gražiai išplanuota. Man patinka išplanavimas. Tikrai pakankamai unikalus objektas, ypatingai kalbant apie Prienų miestą. Išjungiu šviesas, nes Prienuose kotedžų, kiek jūs galite suskaičiuoti ant rankų pirštų, tai jeigu jūs norite turėti unikalius namus, unikalius, jau tokia apdaila, absoliučiai nėra daugiau kotedžų, tik kaiminystėje gyvenantis bus kaimynai, turintys butus, tai tikrai labai labai unikalus variantas. Ir kaip jau minėjau, tiesa, žinot, dar išeisim į terasą. Parodysiu, kur išėjimas. Šiaip išėjimas yra ir čia, iš virtuvės. Išėjimas yra ir čia. Išėjimas yra ir va čia. Tai dar kartelį mes galim išeiti. Va. Yra baldeliai. Ir galėsim čia pasikalbėti. Va. Taip, tai iš tų techninių dalykų paminėjau, ar ne, pagrindinius šildymas ir visa kita. Jums nieko realiai rūpintis nereikia, apsimokėti sąskaitas, pasispaudinėti mygtuką, kokios šilumos jūs norite ir gyventi patogiai. Tai šitas būstas iš tiesų labai yra geras variantas tiems, kas mėgsta patogų, kokybišką gyvenimą, kas mėgsta šiuolaikiškus sprendimus, nes tiek virtuvę įrenginėjant, tiek apskritai statant šitą daugiabutį yra tokių tikrai šiuolaikiškų sprendimų, tiek visas dizainas yra šiuolaikiškas ar ne, ir tikrai stilingas, tai kas ieško kažko tai panašaus, tikrai kviečiu šeštadienį atvykti. Šeštadienį mes darysime atvirų durų dieną nuo 12 valandos iki 2 planuojame tame tarpe. Tai čia galėsite pasibūti, pasimatuoti, kaip aš sakau, namus, galėsime pasivaišinti kava, kokiu tai skanėstu. Jeigu turite vaikų, sugalvosime, ką smagaus paveikti ir jiems kiemelėje, kad visiems būtų įdomu ir smagu. Tai tikrai kviečiu drąsiai apsilankyti ir įvertinti šito namo pliusus, minusus, galimybės tapti jūsų namais. Susitikimo metu galėsime pasikalbėti detaliau, atsakysime į visus klausimus, galėsite pateikti savo kainos pasiūlymus. Tai svarstysim įvairiausius variantus, tai būkit drąsūs ir nebijokit siūlyti savo variantą tiesiog. Tai va, fantastika, smagu tikrai. Ir žinot, labai daug, dabar aš apsuksiu, nes paskutinį kartą, kai lankiausi, dar tvoros nebuvo. Tai tokia bendra erdvė, o dabar toks jaukumas. Taip labai, koks čia jausmas, taip saugiai jaučiasi. Saugumas toksai. Va dar nuo kaimynų, tiesiog kitoj pusėje, ar negalima, nežinau, ar užsisodinti, ar atsitverti, kad tokių gal daugiau privatumo būtų. Ir fantastika. Tai va. Dabar matau, kad klausimų jūs man lygtais neturite. Neturit, ar ne? Tai ko gero šiam kartui būtų tiek. Jeigu turėsit, tai mano kontaktas yra nurodytas, galit paskambinti. Jeigu nenorit skambinti, galit parašyti į Messengerį arba galit pakomentuoti šią transliaciją, atsakysiu. Ir labai kviečiu susitikti, pasikalbėti ir pasibūti čia šeštadienį. Tai kągi, gražaus likusio vakaro jums ir iki malonaus sakau.